rytas, mėly draugai, taigi vėl aš su jumis sveikinusi ir šiandien yra Velykinis rytas ir Velykų diena ir aš labai norėčiau jūs pasveikinti su šita nuostabia švente. Nors mano nuotaika nuo pat ryto yra visiškai nešventinė. Nežinau kodėl. Matyt, dėl dviejų priežasčių. Pirma, kad aš atsibudau labai ištinusi. Kitas dalykas, tai yra oras. Naktį iškrito sniegas ir šiandien rytas yra visiškai nepavasariškas. Ir toks jausmas, kad mes švęsim ne Velykas, bet Kalėdas. Kokiagi bus mano diena, pas giminės mes greičiausiai važiuosim rytoj. O kągi veiksiu šiandien? Iš tikrųjų, kiekviena tokia šventė yra visų pirma darbas mums. Per metus mes turime 3 pačius svarbiausius vakarėlius. Tai yra Helovynas, Kalėdos ir Velykos. Tai būtent šiomis dienomis yra rengiami masiškiausiai vakarėliai visiškai kitoje salėje. Mes būsim Pramogų banke vakarėje. Ten susirenka tiesiog, ne milijonas. Ten susirenka labai daug žmonių, būna labai linksma ir iš kitos pusės būna šiek tiek sunku. Iš manęs toks jausmas, kad energija yra visa išsiurbiama. Bet šiandien aš jau morališkai kaip ir esu pasiruošusi, tai parodysiu jums, kaip atrodo vakarėlis. Bus daug žmonių, bus daug veiksmo, daug vaizdų. Pagaliau šiandien aš parodysiu jums savo Nyx maišelio turinį, nes per visą šį laiką aš taip ir nesuradau minutės sutvarkyti savo kosmetinės ir išmesti visus senus daiktus iš jos ir užpildyti naujais nusipirktais. Tai tą aš ruošiuosi padaryti, kaip tik tuo pačiu ir pasidažysiu, nes dar tik neseniai atsikėliau, tai dar tokia visa nepasidažiusi ir nesusitvarkiusi. Kokie dar šiandienos planai? Jokių. Žiūrėsim pagal situaciją. Žiūriu, kad kai nieko neprognozuoju, tai gaunasi pačios geriausios dienos, tai bus ir šiandien. Tada dabar mes pereisim prie mano kosmetinės. Atrodo, jinai štai taip. Va tiek daug visko yra joje prikrauta ir vis tiek aš sugebu niekada nieko joje nesurasti, nors ji yra pakankamai atvira. Virtuvėje pas mane yra pats geriausias apšvietimas, taip kad dažausi visada aš čia ir filmuosiu irgi čia. Tai ką aš dabar padarysiu, tai aš viską gražiai išdėliosiu ant stalo, parodysiu, kas joje buvo, ką aš išmesiu ir ką naujo aš į ją įsidėsiu. Taip kad važiuojam. Na va, iš tikrųjų viską labai gerai išdėliojusi, aš dabar viską pamačiau ir kiekgi turto aš turėjau šitoj kosmetiniai savo, tai dabar padarysiu šitai. Viską išdėliosiu į 2 pusės, vienoj pusėje bus tai, ką naudosiu, kitoj pusėje bus tai, ką aš išmesiu. Taigi esu sudėjusi 2 krūveles, tai yra priemonės, kurios aš vis tik dar paliksiu ir priemonės, kurios jau keliaus į šiukšlių dėžę. Ir dabar taigi parodysiu, ką aš esu įsigijusi iš Nyxo ir kokiomis dar priemonėmis papildysiu savo dėžutę. Štai tokios buvo mano Nyxo prekės, tai yra šešėlio paletė, yra primeris, čia yra antakiam tvarkyti pieštukas, čia yra kontūravimo priemonė ir tušas. Ir dar dovanų gavau štai tokią dėžutę. Va čia tikrai čia yra veidrodis, tai dabar irgi kaip nors ją pritaikysiu, o dar Mažena man davė dovanų, šešėlius iš Make Up Store, ten yra tokia geltona spalva ir dar iš Kilso irgi štai tokių priemonių pamėginti, tai aš visas jas irgi išmėginsiu. Nu tai va, tai visas šis turtas ir štai šitas turtas toj keliaus į mano dėžutę. Na va, štai taip gražiai ir tvarkingai dabar atrodys mano dėžutė su visomis kosmetikos priemonėmis. Dar ką aš čia įsimesiu, tai savo balinimo rinkinuką, balinu štai su tokiamis kapomis ir viskas čia dabar taip pat gražiai yra sudėliota. Dabar Kamiliui pagaminau štai tokį užkandį ant juodos jorės duonos, o užtepėlę padariau iš kiaušinio baltymo. Čia įdėjau avokado, dar tokio sūrio panašaus į fetą ir lašišos.
Kaip ir minėjau anksčiau, šiandien visas darbas pas mus vyks pramogų banke, vakarėlis vyks vakarėje ir aš pagalvojau, kad būtų faina būti vietoj, pasiruošti vietoj, žodžiu, galė po vakarėlių irgi likti vietoj, tai va turim numerį pramogų banke, čia yra viešbutis, o galit kol kas pasižiūrėti, kaip aš čia įsikūriau ir toj jau padėjusi visus daiktus, skubėsiu pas vizažistę, kuri šiandien man padarys vakarinį makiažą. Kągi, pakankamai greitai man pavyko iš pramogų banko dasigauti iki Lazdynų ir varom pas Emiliją. Žinokit, tokia aš esu patenkinta, taip, man patiko, kaip mane padažė Emilija, tai sugrįžtam dabar į pramogų banką ir ruošiamės jau vakarėlį ir dar pavalgyti. Sveiki, skambinu iš 502 numerio, norėtume užsisakyti maistą. Pats laikas pradėti ruoštis, bet tiesiog negaliu atsižiūrėti į savo makiažą. Emilija mane taip gražiai padažė. Gyvenime atrodo, žinokit, dar gražiau negu kad kameroje. Esu labai patenkinta. Visus jos kontaktus ir nuorodas paliksiu aš šio video apačioje. Ir jeigu jums reikės pasidaryti makiažą, jūs galite drąsiai kreiptis į šią meistrą. Šiandienos outfitas yra visas iš H&M, tai toks trumpas topas ir labai plačios juodos kelnės, tai žiūrėsim, kaip viskas atrodys kartu, su plaukais, su makiažu ir štai tokia apranga. Turiu numerį 502. Šiandien esu aš ir mano draugai. Vaikinai, tikiuosi mane tokie žiūri irgi. Norit padaryti šventę savo merginai ir norit kartu ateiti į mūsų vakarėlį ir padovanoti kažką tokio gražaus, tai tikrai turėkite omeny, kad visada pas mūsų vakarėliuose būna gėlių, kurias galima įsigyti ir padovanoti savo antrai pusiai arba tiesiog merginai, su kuria jūs norėtumėte susipažinti.